kaip viskas vyko ir kur mums reikia susikoncentruoti. Laiko perspektyvoje iki Antrojo pasaulinio karo, maždaug toks laikas buvo, jau buvo daug kompanijų, kurios gamino produktus ir sugalvojo tokį pardavimo būdą, kada tapdavo konsultantas, užsiregistruodavo, kaip ir mes, galėdavo tiesiai iš kompanijos įsigyti produktą, ne per parduotuvės tinklus, bet tiesiai ir turėdavo teisę, galimybę perparduoti produktą ir uždirbti kažkiek tai nedidelių pajamų, būtent tą mašiną. Ir šiandien yra likę daug kompanijų, kurios taip ir veikia iki to laikmečio. Ir turbūt mums daugelį teko susidurti su daug kompanijų. Pavyzdžiui, kam nors teko būti kokio nors patalinės pristatymė. Kada konsultantas kalba ir rodo, kad mums šita patalinė yra būtina, nes kitaip negyvensim ilgai. Ir mes įsigijom šitą patalinę ir šitas konsultantas uždirbo. Kažkiek tai nuo pardavimo. Bet jis nesukuria niekada verslo. Ir yra daugiau kompanijų, ir yra taip pat filtrai pristatomi, ir daug visokių, ir moteriško kosmetika yra, ir tokie plasmatiniai indai, kuri dar vakarėliai pristatom, parduodama. Teko susidurti. Tai yra vadinama tiesioginiai pardavimai. Tiesioginiai pardavimai, kada žmogus gali uždirbti kažkiek tai nuo parduoto produkto. Tačiau atsirado viena kompanija, kuri sugalvojo, ir čia buvo šita pusė labai aiški, kad čia buvo produktas, labai svarbu produktas. Ir buvo kompanijų, kurios bandė pardavinėti paslaugas ir iškart buvo iškeliamos baudžiamos bylos, nes tai skaitės, kad tai nelegalu. Turėjo aiškus būtų produktas, jeigu žmogus moka pinigą, jis turi gauti produktą. Paslauga net netiko. Dabar yra kompanijos, kur parduoda paslaugas. Yra leidžiama. Ir viena kompanija sugalvoja šitai. Visą tą patį, bet plus dar iš to, kad žmonės sukurtų verslą. Ne tik produktas, bet ir verslas. Ir į detalės neįsiu, lygiai taip pat kaip ir mes galime įsigyti produktą, galime jį parduoti arba kurti verslą. Ir buvo kuriamos sistemos. Ir aš paminėsiu, kokios yra sistemos rinkoje šiandien, kad mes žinotume, nes kada mes esame konsultantai, atsiranda iš kažkur tai, mes nežinom iš kur, bet atsiranda būtent artimiausių pažįstamų, draugų, ko tu ten šimta? Tu žinai, aš irgi tokioj kompanijai kitokiai, bet pas mums yra žymiai geriau, ten žymiai geresni pinigai, ir ten išmokėjimo planas žymiai geresnis, ir būtinai jūs nuvilios kitur. Ir kai nuvilios kitur, prašė nieko nesuprasti. Kiek konsultantų, kad ateina, pamatome SBB lentelę, LDB lentelę, MDB lentelę, suprantame, kaip yra išmokami pinigai ir kiek ten įmanoma, kaip išmokėti. Turbūt 1% nėra konsultantų, kurį išmanytų. Žinot, ką žmonės pirmiausia pamato. Kiek kainuoja produktas? Produktas kainuoja 100 litų, pardavimas 110 litų. Labai prasta kompanija čia neuždirbsi. Bet jeigu pardavimas 100, pirkimas 100, o pardavimas 170, tai pati geriausia kompanija, ten 70 litų lieka. Ir kiek ten mato žmonės. Ir kada buvo toje eigoje kuriamos verslo sistemos, buvo sukurta tokia pakopinė arba daugia pakopinė mokėjimo sistema. Jinai vadinama skylant ir visokiais kitais pavadinimais. Ką noriu pasakyti? Pakopinė sistema, kad mokėjimas vyksta pakopomis, priklausomai nuo pasiekto titulo. Mes žinome, kada mes lipom šitais menedžeriai gauna 3%, 5, senior menedžeriai 10, 15, direktoriaus 20, 25, mes lipom pakomis direktorius, kada tampama išmokama 25%. Kada organizacija mūsų atsiranda naujas direktorius, atskilo šitas direktorius. Kas atsitiko, kai atskilo? Kita pakopa prasideda. Pradeda mokėti LDB, lyderių užauginimo bonusai. Labai geri bonusai, patys geriausi, geresni negu SVB. Lipom toliau, atsiranda valdymai, grupių vadovai, atsiranda prezidentimai ir atsiranda tada tinklo išvystymo bonusai. Dar aukščiau lipame. Ir tai reiškia, kad mes galime gauti nuo bent kokio gylio, nepriklausomai koks gylis būtų, kažkokį tai
tai procentų, gal pusę procento, gal 3 procentus, nesvarbu, koks bebūtų gylis. Ir kiek tai bebūtų deimantinių direktorių, bet pusę procento gausim. Tai reiškia, išmokame visus gylius. Ir kada studijuojam knygas ir žinom, išmanom šitą sistema yra vadinama pati geriausia piniginių atžvilgių. Bet turi vieną minusą. Kad pasiekti tuos LDB, NDB reikės įdėti nemažai laiko, reikės ilgai per tą kokoną. Bet kada perėsim, tai bus sukurtas tikras verslas. Tikras rimtas verslas, kur atneš pasyviąsias pajamas. Po to atsirado gudresnių, kurie sukūrė tokį unitarinį arba linijinį mokėjimo būdą. Kas tai yra? Privalumas yra labai didelis, nes gali būti didelis išmokėjimo procesas, skirtumas tarp mažmenos, didmenos, bet vėl tai priklauso nuo kompanijos. Bet pačioje pradžioje išmokami iškart dideli procentai. Ir žmogus tik pradėjo veiklą, iškart gauna didelius pinigus. Vau, dideli pinigai. Bet niekas nepaaiškina, kad vieną dieną jie nutrūks. Ir sukursit kuo didesnį organizaciją augs, ir jeigu jūs mažiau dirbsit, jums pinigai pastovi mažės, paskui nieko nebeliks. Arba reikės visą laiką dirbti, kurti vis naujus savo konsultantus, ir tada tas pats kaip darbe, tik taip daugiau uždirbti negu darbe. Bet jie visada sakys, kad pas jūs geriausia, net iškart greitai galima uždirbti didelius pinigus. Bet kai pabusit ilgiau, sukursit didžiulį organizaciją, nebus tų LDB, NDB ir taip toliau. Bus kokie 7 išmokėjimo gyliai, dar kažkas. Nuo tam tikros gylių skaičius bus išmokama ir giliau nemokama. Ir aišku, reikia laiko, kol žmogus pasiekė ten kelius gylius, prabūti vienus kitus metus, o paskui pasilikti nesinori, nes jau įdirbį padariau, bet pinigų nebegauna. Toliau kas atsirado? Atsirado vadinamos matricos. Matricos labai patraukliai atrodo. Sakykim, prisijungiam prie kompanijos ir man tai reikia asmeniškai surasti 3 žmonės. Arba 5, maksimum. Ir daugiau niekada negaliu. Jeigu daugiau suradau, padedu kitiems. Ir sakykim, matrica 5 ant 8. 5 savo ir 8 gyliai. Ir reiškia, pinigus gausim tik tais nuo to. 5, sakykim, ploti, 8 gyliai, toks gabaliukas, matrica. Nuo to tik bus išmokam pinigai. Ir viskas. Giliau žmonės nieko negauna. Tai daro kompanijos, kurios yra visiškai naujos rinkoje ir planuoja būti 2-5 metus rinkoje, neilgiau. Po to vėl keis pavadinimą, tą patį produktą uždirbtys kitą etiketę ir vėl pradės visiškai iš naujo, pradės naujus konsultantus rinkti. Labai prašy neįmanoma šičia dirbti šitą versle, nes tai naudinga tik kompanija, ne konsultantas. Toliau, kas atsirado dar gudriau? Kiekvienas nori vis kažkaip gudriau padaryti, paskui, kad iš vis nieko nedirbti ir gauti pinigus. Ir tai yra kuriamos kompanijos. Buvo sukurta tokia matricos dalis, vadinasi binaras. Pats geriausias privalumas pradėti, tai reikia tik 2 žmonių visam gyvenimui. Suradau 2 žmonės ir paskui gaunu neįtikėtinus pinigus. Suradau 2 žmonės ir gaunu neįtikėtinus pinigus. Kas norėtume tokia versti? Tai norėtume. Ir kiekvienam tai reikia surasti tik po 2 žmonės. Ir, sakykime, matrica būna dažniausiai tik 2 žmonės ir 11 gylių. Gali būti ir kitai. Reiškia, po 2 ir kai 11 gylis nupjovė ir visam laikui. Ir kaip tada gauti didelius pinigus? Labai paprasta. Vėl save registruoji iš naujo ir vėl viską varai iš naujo. Kai tau užpildai, vėl save registruoji. Ir paskui save sudubliuoji kiek tik nori kartų, už visus tos dirbi, už visus darai užsakymus ir va, tau dideli pinigai. Kodėl aš kalbu? Dėl to, kad čia konsultantų susirinkimas, kad mes truputėlį žinotume ir suprastume. Ir kada studijuojam marketologų knygas, labai aiškiai paaiškinta. Čia yra daugiausiai išmokama pinigų, sunkiausia pasiekti. Čia daug lengviau pasiekti, bet labai greitai baigti. Čia neįmanoma nei pasiekti, ir todėl iškart ir baigti. Binare, lengva pradėti, greitai auga, ten nėra pinigų. Čia nesugalvoju, čia knygos rašo, seminaruose kalbama, tiek daug yra iš tikrųjų knygų apie tai paaiškinta. Ir kas dar gudriau atsirado?
Čia visur buvo produktas. Aš kalbu apie legalią veiklą. Nes visada buvo produktas. Ir atsirado dar gudriau finansinės piramidės. Finansinė piramidė sako, ką tu čia dar vargsi su produktais? Išvis duok pinigus, suras, kurie duoda pinigų, įnešim pinigų ir mes uždirbsim pinigų. Tai yra paprastai pasaulyje tai nelegalu ir tai yra įstatymas draudžiantis tai daryti ir teisinė atsakomybė už tai, bet visada atsiranda, kurie sukuria kažkokį ale produktą, bet tikrai nėra produkto. Sakykime, jūs investavot pinigus, įdėjus pinigus, turit gauti realų produktą. Kažkokį. Jeigu realaus produkto negavot, bet ateis kažkur, tai jūsų pinigai ten kažkur kažką darys, tai yra finansinė piramidė. Statistika sako, kad ten uždirbančių pinigų yra 0,kažkoks tai procentas nuo visų užsiimančių šitą veiklą. Kodėl kalbu? Mums čia nėra tai svarbu, truputėlį, kad mes žinotumėm, bet kas įvyko? Nuo kažkada senai buvo labai aišku produktas, vartotojas, čia atsiranda verslas, kuriame visada buvo produktai, dėjome iki to, kad produkto net neliko, bet kas yra čia, kad daugelis žmonių ateina dėl verslo ir pamiršta produktą. Ir kas atsitinka? Ką aš noriu šiandien būtent paaiškinti ir parodyti va šitą vietą, kad mes turime turėti labai stiprias dvi kojas. Ir kaip svarbus produktas, taip ir svarbus verslas, kad patektume į šitą pusę. Nes joks verslininkas neišvysto jokio verslo, jeigu nėra produkto ar paslaugos. Nėra nei vieno verslo. Turi būtinai būti paslauga arba produktas. Jeigu mes mąstysime tik apie verslą ir pamiršime produktus, mes neišvystysime. Jeigu mes mąstysime tik apie produktą ir norėsim tikrai turėti didelės pajamas, neturėsime, nes neturėsime verslo. Todėl aš kalbu dėl to, kad dabar yra išleista knyga, lietuvių kalboje pirma apie tinklinę rinkodarą, ir ten bus kalbama tik apie verslą. Tarp eilučių ten bus pas, kad reikia užsakymus, reikia vartoti, taip, bet visas akcentas yra verslas. Tai aš tarsi užbėgdamas už akių, suprasim, kad labai svarbus produktas. Kas gali atsitikti ir kas dažnai atsitinka, nėra labai aktuali problema, Vilniuje tai aktualiausia problema, čia kažkaip nėra labai aktuali problema. Sakyk, aš registravausi, tapau konsultantu ir žinau, kad galiu uždirbti pinigų. Bet ką man pirkti pačiam produktą ir naudoti, aš surasiu žmonių, kurie jie tegul naudoja. Ir aš užregistravau žmogų ir tas žmogus kažkodėl elgiasi lygiai taip pat kaip ir aš. Jis registruoja kitus ir niekas nenaudoja produktų. Ir visi laukia, kad ateis tas ypatingas žmogus, kuris uždirbs pinigus. O jo kaip nėra, taip nėra. Ir jo niekada nebus. Nes mūsų verslas yra toksai, kad mes viską sudubliuojame, ką patys darome. Ir ką aš noriu pasakyti? Kad nesitiktų to ir mes suprasime, kad produktas yra labai svarbus. Nes produktas tai yra pridėtinė vertė, kad sukuriamas produktas, kuris atsako į daugelio žmonių poreikius. Reiškia, jeigu mes turime produktą, visada yra žmonių, kuriems reikalingas būtent tas produktas, toksai ir ne joks kitoks. Mūsų darbas surasti tą vartotojų grupę, kuriems reikalingi šitie produktai. Sakykime, mes buvom šeštadienį, sekmadienį anksčiau. Palangoje, važinėjom su dviračiu, Šventosios važiavom, grįžom, ir Palangoje, žinoma, yra labai daug kavinių. Daug kavinių. Bet mes turim paprastai vieną kavinę, kurioje visada valgo. Kodėl? Mums patinka. O kodėl mums patinka? Ne kitas, o būtent tas.